Labas rytas, 5 diena išaušo, reikia lyst lauk. Gavau visai neblogai. Vakar dar nusiėmęs pirštinę, pamačiau, kad dešiniai rankui čia šiek tiek. Va. Kad dar ir dešinį delną turiu prasivaręs. Gerai, nu žiūrėt, ką tas Laimis ten daro. Nesąmonė. Labas rytas, ką čia dirbi? Dabar atsikėlė. Nu tai aišku. O tai tu... Tai aišku. Visi atsikėlė. Tai tu manęs nežadina iki šiol. Akmenys jis nuo palapinės renka. Nežinau, Laimis kažkur priekį, jis yra nuvaręs išvarę anksčiau, aš dar sustojęs buvau irgi po fotkiu. Bet jis turėjo irgi stoti. Kažkur vis tiek susitiksim prie Halstato. Įspūdingas ežeras, lemba, kad lieptelis dviračiams ir pėstiesiems. Eina virš ežero. Traukinių tiltas. Atvykom į Halstatą. Automobiliai važiuoja va čia po dešinę už sienos tunelyje. Bažnyčia. Kelias labai nedidelis. Dabar aš suprantu, kodėl ribojamas turistų srautas gali būti. Kainos, tai žinokit, kosminės yra. 4 eurai 38. O čia turėtų bandelė euras 50, tai aš nelabai suprantu. 100 metrų, o aš neturiu lengviausių pavarų. Max galiu įsijungti 4, jeigu gerai atsimenat, man yra lūžusi auselė ir jinai yra palinkusi link ratlankio. O turim užkilti į 1500 metrų aukštį. Vietomis tikrai teks pasistumėti. 5 metrų ir nuvažiavau, nežinau, kokius 400 metrų. Viskas pompa. Nes eina pastovi 12-13%. Nu ką, biškį atsikvėpsiu, atsigersiu. Na, man reikia pasitestuoti, kiek. Jau kol kas išsijungiu 3 pavarą. Upgrade'as. Pasitestinau, biškį patempiau simpleksą. Tai pavyko užšauti ant 2 pavaros. Ant 1 ne, kliūna. Tai su 2 pavarą, manau, veiksiu. Ei, savo, Geronimo! Hello! Dar viena pompa. Na, bet baigėsi segmentas su 15%. Trečdalį aukščio jau įveikiau kažkur. O, prakaitas laša. Dabar turėtų būti jau apie 5-6, tai bus normaliai. Nuolikos 12% įkalnė. Gal nedaugiau. 13 rodo dabar. Esu 940 metrų aukštyje. Dar liko pakilti 500 šiam. Biškį atsivėsinti. Paskutiniai kilometrai. Kilometras 800 važiuoti. Savo kokie vaizdai, ne? Tenka biškį pasistumėti. Namba 13 čia kažkokių procentų. Ir dar toks gruntas kelias išplautas. Ne, jau nėra jėgų. Minti ir čia kankintis. Nieko negaliu pasakyti. Čia toks vaizdas. Yes. Yes. I'm traveling from Vienna. Okay. It's By bike. Yeah, by bike. My friend coming too. We have 2 friends traveling through Alps. Okay. I'm from Lithuania. Okay. Baltic countries, do you know? Yeah. Our weather is good. Oder? Oh, weather is perfect because Yeah. in Lithuania it's schlecht weather, Yeah. windy, cold and rainy. Okay. And we doesn't have mountain. Do you know? It's impressive for me. O taip atrodo trobelė iš vidaus. Tokiose trobelėse gyvendavo. Čia
Galima va ir vidų. Kaip minėjau, va šitą pusę, kur langas ten privati erdvė, iš šitos dalies padaryta kavinukė. Kiek pakalbėjom, tai čia yra autentiškas namelis. Svarbiausia vieta. Yeah, neįtikėti. Leidau nuo kalno, aplėkiau keletą parduotuvių, kas yra 3 dviračių parduotuvės, bet o kitas meistriukas, nu, va, tokiam, va, nuosavam name, tai paskambinau, sakė, grįžu už 15 minučių, pažiūrėsime, jeigu kaina bus adekvati, bandysiu kažką spręsti. Procentų, aišku, asfaltu biškį lengviau lipti, bet dabar saulė tiesiai kepina. Kiek karščių? 3-1. Vakar reportažą nepadariau, jau buvo tamsu. Ilgai ieškojom nakvynės vietos, įsikūrėm va tokioje aikšteliai. Laimis jau va daro, ruošia timelapsą greičiausiai daryti. Tuo susipakuojam, papusryčiaujam ir šiandien laukia Alpių kelias. Bus daug sukilimo, kilsim į 2500 aukštį. Snieguotas viršūnės jau, išlindo. Ten per centrą. Dės kopimas, užsipirko maisto, artimiausia 7 km nebus praktiškai parduotuvių. Vandens irgi minimaliai. O taip kyla su elektriniais dviračiais. O aš puškuoju. Vilkė 3,7, 10% įkalnė. I'm not dirty, yes, but you know, it's, of course I won't, but I respectful your car. I can't sit inside. Yeah, I see. Yeah, perfect, nice. Oh. Ževimas mokamas. Dviračiams tai ne. Dar liko štuka 200 metrų pakilti ir 12,7 km važiuoti. Liko dar 800 metrų. Beveik visą laik 10%. – 2000 metrų. Sunku. Dabar atkarpa kokį 12-13%. Blemba. Sunku, žinokit. Čia nedaug liko pasikelti. Apie kilometrą važiuoti tik tais. Eisiu iššauti vieną šalto aliuko vėl. Nusipelniau. Palauksiu Laimono. Matote aukščiausią Austrijos viršukalnio Grossglocknerį, link kurio dabar ir judėsime. Išlysti kitą pusę kalno. Pakraščiuose va sniegas laikosi. Vanduo iš ledyno, iš sniego. O šaltas, kaip gera atsigaivinti. Ir pasivaikščioti ant sniego, ne? Vaizdas ir vėl atvirutė, ne? Ir vėl vargstam ieškodami nakvynės vietos. Ir šį kartą esam jau pačiose kalnuose. Apie 1,8 aukščio. Ir nėra lygių vietų. Laimi va čia statysimės palatkės. Ne geriausia vieta, nuolydis gana nemažas. Bet turbūt geriau nieko čia ir nerasim, nes esame beveik 2 km aukštyje. Reikia miegoti. Rytoj laukia nauja diena. Taigi 6 diena baigėsi. Ir kalniukai apšviesti, saulė kyla. Esam parko teritorijoje, tai negalim užsibūt, greit pakuojamės, leidžiamės į apačią ir tada pavalgom. Dėlės, ridikėliai, desertui nutela ir pusryčių vieta, va prie tokio kriokliuko.
Saulė uždengia galeriją. Laukia smagus pakilimas. Visai nedaug procentų, matau, šitas po 10. Skraidina krovinį. Šiandien greičiausiai paliksim Austriją, įvažiuosim į Italiją. Taip tikėtina, jeigu niekas nesutrukdys. Tai užsukom į restoranėlį, kaip ir atšvęsti Austrijos pabaigą. Tai va, vienas šniceliukas, laimės cordon bleu kepsniuką šovė. Porcijos tokios, kad nesuvalgom. O laukia karšta taip, kad ir nelabai alkani buvom. Karšta. Tas laukia yra tvanku beprotiškai. Kertu Italijos sieną, va taip atrodo sienos kirtimas. Viskas. Aš Italijai, 7 kelionės diena, savaitę laiko ir Italija pasiekta. Va, laimis jau sėdi. Griaustinio dar nesigirdi, matyti žaibuoja už kalno, bet bus tokiai pratrūks, tai čia pratrūks iš karto momentaliai. Patelė. O taip, net kojas užsikėlė, nes taško iki pat čia eina kaip tik centras ir žaibuoja ir griaudėja. Žodžiu, smagu čia mums. O radaras irgi nieko gero nežada. Gali ilgokai lyti. Vizitinė kortelė. Bet pakilimas dar nesibaigė, dar 300 metrų ir po to laukia dar 1 kilometrinė įkalnė. Mažai ką filmavau už pat ryto, turėjau bėdų su elektra, nesupratau kodėl, telefoną pasikišau po pagalvę, nes lyjo, galvoju, jeigu sutišlaps palapinę, kad nesušlaptų telefonas, žiebė ir tą, ką buvau įkrovęs, išsikrovė, ryte pajungiau krauti. Numirė powerbankas, telefonas liko su gal 16-19 procentų. Tai, kad bent jau Garminas buvo pakrautas, abudu powerbankai dead. Kameros batarkės irgi ant ribos, nu žodžiu, tokia kritinė situacija gavos. Na, populiariausias turistinės vietos, bet pati viršūnė yra aukščiau. Ir čia eina toks labiau pėsčiųjų takas. Nei dviračiams ir nebent reikėtų kelti su kalniniu, ką dauguma ir daro. O taip va, ir lipu. Neįtikėtina. Pelė kaip gražu. Kūne viskas. Taip čia liko 50 metrų nueiti. Tai bus vietoj. Na štai aš ant viršūnės. Daros vėl 2,5 km aukštis, 2,3 aukščio, 2,98 kompas rodo, bet šį turbūt yra aukščiau, biškį Garminas pamažina kažkodėl. Ir va toks peizažas. Šiandien miegosim kempinge, nusprendėm toliau daugiau neminti, kilometrų susirinko visai nedaug, gal kem 5 tik tais, nes buvo daug sukilimų iš nuo pat ryto. Skaitomės kaip tik su tentu, dar uždartė neskaičiuoja, tai 10 eurų už žmogų ir 5 eurai už palapinę, iš viso 15 eurų, plus 5 centų kurorto mokestis, tai viso 15,50. Nu, bent jau elektros gausim nemokamai ir dušus.